Čia yra krepšiai išvykstantys į Boliviją. Kadangi rytoj keliauja kitą šalį į Boliviją, o tarp Pietų Amerikai nėra jokios sutarties, kad pervažiuoti per sieną. Ir Dakaro lenktynės visos procedūros vis tiek vyksta. Trupučiuką paprasčiau, dabar sienos procedūros darysim ne ant sienos, darysim čia, Bivake, rytoj jau turės antspaudą. Dabar dės antspaudą, kur bus pažymėta rytojaus data. Ir tai bus apiforminta tas važiavimas pirmyn ir atgal, kur važiuos į Boliviją. Tanzania neturi elektrą. Jie ką tik skundėsi organizacija, kad negavo lempos. Visą naktį turės daryti tos dokumentus, su telefono apšvietimo ir taip toliau. Tiesiog neplanuota, arba nepasiruošę tokiam dalykam. Dakaro įpusėjant prieš poilsio dieną mes turėsime 2 dienas, kurios turi kodinį pavadinimą maratoninės dienos. Maratoninės dienos reiškia, kad mes startuosime anksti iš ryto ir išvyksime į Boliviją. Tai mes turėsime vieną greičio ruožą. Bolivijoje bus tik tai ekipažo nariai, tai reiškia, bus vairuotojas ir šturmanas. Mes nakvosime Bolivijai. Ir paskui startuosime sekantį greičio ruožą atgal į Čilę, į Iquique, kur ir bus poilsio diena, be technikų pagalbos. Tai reiškia, kad 2 dienas mes lenktyniausime tik tai pasikliaudami savo automobiliu, savo rankomis, savo įrankiais automobilyje ir atsarginiam detalėm. Tai unikalus pakankamai dalykas, tai yra sugrįžtant iš senesnių laikų maratono diena, kai lenktynininkai negali gauti papildomos pagalbos. Jeigu mes šnekame apie greičio ruožus, aš manau, kad į Boliviją bus greiti greičio ruožai, bus aukštikalnės, nes mes ten kilsime į viršų. Grįžtant iš Bolivijos į Iquique, greičiausiai, kad turėsime startą eilėje, kai bus statomi 10 automobilių. Ir jie paleidžiami vienu metu. Startas bus Druskos ežeras, tai yra labai lygi vieta. Ir manau, kad turėtų būti pakankamai gražus vaizdas, kai startuoja iš starto 10 automobilių, po 10 minučių vėl startuoja 10 ir taip visus, kol visi išvažiuoja. Tai manau, kad tikrai bus gerų kadrų, bus adrenalino lenktynininkam, palenktyniauti tarpusavyje ir išsibandyti, kas yra geresnis vairuotojas arba pas ką geriau veikia variklis arba automobilis. Kai mes važiuosime į maratono greičio ruožą Bolivijoje, tai 2 dienom mes galime turėti tik tai tiek ratų, kiek telpa automobilė. Pagal taisyklės negali būti daugiau negu 7 ratai. Yra 4 ratai ant automobilio ir 3 yra atsarginiai. Jeigu mes sunaudotume daugiau ratų, mus pašalintų iš lenktynių. Ir tam, kad maratono greičio ruože nebūtų įvairių spekulacijų ratais, tai teisėjai, mes šiandieną turėjom pristatyti automobilį su ratais. Jie yra pažymėję specialių Dakaro lipduku. Visus 7 ratus, su kuriais mes startuosime ir prieš kiekvieną startą ir po finišo teisėjai juos tikrins ir žiūrės, ar atitinka tai, kas buvo deklaruota mūsų automobiliu.